Labas ponios ir ponai, buriuotojai ir nelabai. Šis video tai pasakojimas apie kelionę burinę jachtą iš Azorų archipelago į Europą. Tai istorija apie Atlanto vandenyną ir apie jame nutikusius man pirmus kartus. Tikiuosi, kad papasakoti tai pavyko bent šiek tiek įdomiai. Azorai tai vulkaninių salų archipelagas įsikūręs apie 850 jūrmylių arba maždaug 1600 km nuo Portugalijos. Ir salos yra iš viso 9 ir šiai kelionė mes pasirinkome Terceira salą, galbūt dėl to, kad ten yra tokia, labai atrodytų saugi įlanka, neblogai molais apsaugota ir gana svetinga kruizeriams marina. Ir pats tas atstumas iki ten plaukti atrodė toks labai neprastas non-stop kelioniai. Protingi žmonės į Azorus atskrenda lėktuvais, o šie du, kaip fotografijoje matosi, nelabai protingi, bet labai drąsūs jaunuoliai iš Klaipėdos, tai Darius ir Gintaras, nusprendė, kad į Azorus reikia nuplaukti burinę jachtą. Tai trumpai jachtą pasitvarkė Portugalijoje ant krantoje, nuleido į vandenį ir sėkmingai atplaukė. Šis video yra trečiasis apie grįžimą iš Azorų, o apie plaukimą į Azorus yra antrasis video, kurį susirasit ir pažiūrėsit. Šis video tai nėra turistinė ataskaita, buvau prie tokio paminklo, buvau tokioje aikštėje, valgiau ten ledų, ten užlipau ant kalno. Čia gal daugiau toks, kaip apie kelionę, galbūt daugiau apie įspūdžius, apie pirmus kartus ten patirtus. Tai, žodžiu, kas turistavimo norėtų, tai ko gero teks patiems nuvažiuoti, tai yra nuskristi arba nuplaukti į Azorus ir tikrai verta tą padaryti. Šiaip Terceira pateisino visus lūkesčius ir netgi, sakyčiau, viršino, nes vieta tikrai, Azorai iš viso vieta labai verta dėmesio ir ten plaukiama bus dar turbūt ne kartą. Tai va, o apie žvejybą vis tik tai teks papasakoti daugiau, nes Darius pasirodė puikus žvejys, maitintojas ir laimikiai buvo tikrai įspūdingi. Špiniai. Suvarė visą tvistį. Guminuką suvarė visą. Jie sukapojo. Piranės. Tiesiog piranės, žiūrėjau. Dantys aštras pas juos. Eik, tiesiog įskutus tą gumą visai paleido. Parėjo. Kelk, čia stipriai laikosi, jos labai stipri oda yra. Kibirą kokį, davai. Duok man. Setelis. Kągi. Labai sėkmingai, nes į dantis nereikės tau lysti. Žiūrėk dantukai, kaip šneka. Čia dantis šneka. Peilių pabandyk duoti paragauti. Atsargiai nekišk pirštų, nes mačiau bičios jinai pasisuks ir įkastau dar į pirštą. Kas? Kanda. Bet dantis kokie. Žiūrėk, kokie dantis priekį žiūrus. Tai ten gyvybė yra. O, nebloga gyvybė. Eik tu. Kablį reikia pasiruošti. Tikrai reikia. Tu čia labai rimtais pareiškimais dieną pradedi. Sakant, kaip pasiruoši iš vakaro. Bet ir dieną tai. Eik, tu sėdus, tu čia kažką tokio. Bet tai ryžtingai, ne? Bet kablio reikės. Čia bus. O ten spardymas jis vyksta koks nors Jis toks smūgiavimas. Sako, neįsiu. Neįsiu. Va, žiūrėk,
Aha. O, žiūrėk. Raja bus. Ką? Ungurys. Ungurys, kongeris, eik tu peklon. Valgysim? Jo, jie labai valgomi. Ir jie nusisuks, greitai dirbk su kabliu, nes nusisuka jie. Palauk bliūdą. Patyręs ungurių Duosiu. medžiotojas. Va. Nu čia labai, žinok, toks pareiškimas rimtas. Kongeris. Skanu, žinai, aš galbūt netgi... Pats įlipk iš pradžių gal. Jis netilps į jį. Nu tai tu jį kažkaip nudaigo turėsi, kad jisai čia mūsų visų ant nesuvytų į vandenį nulaiko. Antra serija įdomu buvo. Nes jie gali, žinok, jie pikti tokie yra. Ne? Netrenkės, nesu elektra šitas. Be elektros, čia ne elektrikas. Eik tu šitas. Girdė, pakabinam, tegu pabuvęs, biškai nusiramins, man atrodo. Nes, nu ką jam? Paimsim paskui kažkokį... Aš ginsiu, žinau. Nuo jūsų dviejų. O, girdė, turi šitą daiktą. Jūs abudu čia manęs taip lengvai nepaimsit. Tu žinok, aš ir pats jo biškai lengvai bijau, nes čia... Ne, jie kanda. Ai, Tas kanda. tiksliai. Jo, jie įkast gali, o daugiau tai nieko, ten baisau, žinai, nepadarys. Nu, jeigu šitaip davai humaniškumą į šoną, tada man peilį gal tada. Tie du plėšrūnai dubens apačioje, tai peiš porko portugališkai, lietuviškai būtų žuvis kiaulė, angliškai triggerfish. Nu, mes juos vadiname lietuviškai spragtukais. Ir, nu, tikrai labai skani žuvis, tikrai verta dėmesio. Darius pagavo taip vadinamą mėlyną žaibą, kurie visą laiką gyvendavo po laivu. Nu ir tie mūsų laimikiai tikrai neužtrukdavo tapti labai gerais patiekalais. Tai ir troškiniai, nors dažniausiai ko gero kepdavom paprastai ant keptuvės ir buvo tikrai labai skanu. Na, o vėliau pasirodė, kad žuvų džiovinimas, nu, tokių, sakykime, nedidelių žuvų džiovinimas yra, nu, prasta idėja, nes išdžiūvę jos lieka tik tai oda, kaulai ir kelios sausgyslės, todėl dar kartą buvo įrodyta, kad buriuotojai geriausia žuvis tai dešra. O dar po savaičiukės Dariaus atostogos baigėsi ir jisai išskrido namo, šėmiausi laivo remonto darbų. Tai Azoruose, Terseiros pramoninėje zonoje suradau kompaniją profesionaliai dirbančią su 316 jūrinio nerūdijančių plienu ir jie man tikrai pagamino geros kokybės 4 vanputensus ir nors man buvo sulūžęs tik tai vienas, ten senajame buvo persukta labai stipriai perveržta veržlė ir jinai nurovė į varžtą, bet aš užsakiau, kad pagamintų 4, nes jei nulūžo vienas, tai buvo signalas, kad keisti reikia visus 4. Azoruose galiojo gana savotiškos taisyklės, ten plaukiojant tarp salų, tu atplauki į salą, turi prisiregistruoti, nu, artimiausioje marinoje, reiškia, supildai anketas ir ten suvedami duomenys į muitinės kompiuterius. Ir išplaukdamas iš salos turėjo registruoti savo išvykimą. Netgi judant tarp salų visas tas abidvi procedūras reikia nuolat atlikti. Tai vat aš to nežinojau. Ir kai atplaukėm į Terseirą, užėjau pradėti į mariną, prašydamas, gal turės vietą mano laivui, tai jie pareikalavo iš pradžių registruotis. Tai davė muitinės popierius kažkokius, tai sako, pildyk. Pradėjau krūkštauti, kad nėra tai Europos Sąjunga ir čia man judant tarp Europos Sąjungos uostų jokių reikalų su muitinė neturėčiau turėti. Sako, duok popierius, atgal sako, bet tada plaukius čia. Nu, tada aišku ir teko jungti atbulinį bėgį, pildyti reiškia, laikytis tų taisyklių. Tai va, taisyklių geriau laikytis, jeigu nori tenais turėti mažiau reikalų su pakrančių apsaugos pareigūnais, kurie savo kateriais pastoviai zuja apie tas salas. Va, šiaip Terseira, jinai įdomi sala, jinai dar nenudrožta to industrinio turizmo tokio. Ir mes turbūt
turbūt yra todėl, kad patys portugalai, kurie šiaip Azorus labai myli kaip savo atostogų vietą, jie tarsi yra vertina prasčiausiai dėl to, kad ten yra amerikiečių karinė bazė. Man ta bazė kaip ir netrukdė. Ir tai, kad sala mažiausiai nudrožta turizmo, tas man tik tai labai patiko. Ten žmonės iš tikrųjų dar gyvena savo autentišką gyvenimą, kas yra visada smagiau matyti, negu kad turizmo srautas kažkoks. Saloje yra 2 didesni miestai, tai Praia da Vitorija, kur mes stovėjome, ir didelis miestas yra Angra de Heroizmo, tai jis yra UNESCO paveldo miestas, tikrai labai vertas dėmesio, jeigu ten keliausite, būtinai aplankykite. Žodžiu, net jeigu gyveni Inkaruotėje, vis tiek registruojasi marinoje ir tenais marinoje gauni tada marinos kodą, vartų kodą į pontonus, kur galima saugiai palikti savo dingį. Taip pat galima naudotis marinos tualetais, dušais, skalbyklą. Yra tam tikri nedideli mokesčiai už tai, bet pilnas servisas yra. Minusai, kad Terceiros marinoje nėra kuro kolonėlės ir mieste tenka tolokai eiti iki kontinente prekybos centrų, kai reikia apsipirkti. Maisto atsargas visokias reiškia papildyti, tai atstumas yra nemažas. Bet šiek tiek arčiau marinos yra mažyčių privačių parduotuvėlių, kur galima būtiniausius dalykus gauti, bet norint geresnio asortimento, tarkim, tenka pėdinti gana toli. Tai va, Inkaruotėje saugi, dugnas smėlis, inkaras laiko fantastiškai, Inkaruotėje galima manevruoti. Norint prisidengti galima arba krantu prisidengti nuo bangų, arba inkaruojantis arčiau molų, didesniuose gyliuose galima prisidengti nuo bangos, jeigu neateidinėja iš vandenyno. Žodžiu, saugi absoliučiai vieta. Tai va, paskui atėjo laikas kelti inkarą ir atsisveikinti su Terceira. Iš Predict.Wind gaunamos prognozės rodė, kad plaukimas kaip ir vyks palankiomis sąlygomis. Ta mėlyna žemiau salyno esanti štiliaus zona kaip ir neturėjo patrukdyti, tačiau geras plaukimas truko apie 10 valandų tik tai ir paskui keliom parom pastrigau mažų vėjų zonoje. Labas, linkėjimai visiems nuo jachtos Billabong. Kai žmonės kalba apie Atlantą, dažniausiai įsivaizduoja audringą jūrą, didžiulės bangas, stiprius vėjus. O ką aš gaunu čia, tai atrodo šitaip. Praktiškai štiliaus zona ir jinai šiandien yra mano kaip ir problema, nes pajudėjęs iš Azorų, aš mačiau, kad aš į ją papulsiu. Bet negalėjau prognozuoti, kad jinai taip sparčiai plėsis į šiaurę, kur aš plaukiu iki šiol bandydamas ją apeiti, nes rytų kryptimi jinai ta štiliaus zona nutįsus praktiškai iki žemyno. Tai judėti į ten man
į rytus nuo Azorų kaip ir nebuvo pasirinkimo. Ir kas įdomu, aš Azoruose Terceiro saloj Praia de Vitorija Marinos bibliotekoje palikau knygą, kurią vežiojausi laive, tai Davido Mitchelo Debesų atlasas. Tai prisiminiau ją nagrinėdamas savo dabartinį atlasą, ką aš čia turiu, tai pabandysiu papasakoti jom, kaip čia viskas atrodo mano supratimu. Aišku, orų interpretacijų visada yra tiek pat, kiek ir žmonių su savo nuomonėm. Bet va, ta gatvė tokia, ten laivas, tarp kitko, jeigu jūs žiūrite, matosi, bet aš žinau, kad jisai praeis mums pro laivūgalį, saugiai prasilenksim maždaug 2 jūrmylių atstumu. Tai nerūpestis savimi. Dabar ta debesų, kamolinių debesų, Cirus Cumulus gatvė. Aš jas iki šiol kelias dienas ir gaudžiau. Dabar apie 200 jūrmylių esu nuplaukęs virš 200 jūrmylių esu nuplaukęs nuo Azorų salyno. Tai vien dėka tokių debesų vieškelių man pavyko tai padaryti Štilio zonoje, stengiantis kuo mažiau junginėti variklį. Nes čia Atlante atstumai tokie, kad paprasčiausiai nėra tiek kuro, kad viską nuplaukti varikliu būtinai reikia buriuoti, bet ir laivas čia burinis, tai nieko blogo tame nėra. Tai tie šampinjonai, visi, kur virš vandens matosi suaugę, jie vienas su kitu konkuruoja. Jie kiekvienas turi kylančio oro srautą, kuris siurbia iš po savęs, oro srautus iš aplink esančių zonų, ir taip kyla tie tokie vėjai. Šiek tiek tas raibuliavimas, toksai dabar vandens, kas matosi, tai būtent tos gatvės reiškia, čia yra veikimas. Bet man to neužtenka. Su tokiu greičiu, jeigu aš bandau buriuoti, aš judėsiu 1,5 mazgo maždaug greičiu, tas baisiai lėtai yra. Ir mano tikslas yra išplaukti į tą zoną, kur yra jau tie Cirrus Altus vadinami, tie aukštutiniai debesys, plunksniniais mes dar juos vadinam. Matote? Aukštai, jie kažkada buvo, kai tenais matosi plotelis dar irgi kamolinių debesų, bet jisai jau kylantis į viršų yra, kur jį sudraskys aukštutiniuose atmosferos sluoksniuose esantys stiprūs oro srautai. Tai tie srautai leisi žemyn ir matote, kokią didelį plunksninių debesų zoną, prie kurios aš bandau priartėti. Reiškia, kad aš turėsiu gana ilgalaikį vėjo srautą. Ten jau nebe vieškelis bus, o kaip autostrada bus galima judėti link Pirėnų pusiasalio, o ten savo Portugaliją aš jau kaip nors susirasiu. Tai maždaug taip mano tas debesų atlasas atrodo. Čia kažkaip reikia atsisveikinti, pamojuoti, bet negalima rankų visų paleisti. Tai bučkis visiems, iki. Retkarčiais pavykdavo pasinaudoti sutiktu lietaus frontu, kur buriavimas būdavo jau šiek tiek gyvesnis, tačiau, tarkim, po nakties buriavimo vėl visą dieną, kai nėra saulės moduliai nebepagamina elektros energijos. O jos reikia visiems navigacijos prietaisams, radarui, autopilotui, šildytuvui. Ir tekdavo vėl kurti variklį ir deginti dyzelinį kurą, kad pasikrauti akumuliatorius. Gera tema yra miegas plaukiant solo. Tai prasme, kai žmogus laive yra vienas, kaip jisai miega. Kiekvienas buriuotojas susistato jam reikalingą miego ritmą, kad atitiktų jo organizmo poreikius. Mano miegas laive, kai buriuoju vienas, susideda iš 1 valandos intervalų. Aš kas valandą atsibundu, išeinu į kokpitą, apsidairau, įsivertinu situaciją. Jeigu viskas tvarkoja, atgal į šiaudus, jeigu reikia pareguliuoti bures ar ką, tai reiškia padarai tuos darbus ir grįžti atgal miegoti. Tai va, panašiai kaip delfinai, žinote, jie miega plaukdami, kai vienas smegenų pusrutulis pas delfiną ilsisi, miega, kitas kontroliuoja situaciją ir laiku išneria, kad įkvėpt galėtų ir laiko kryptį ir viskas tvarkoja. Paskui jie pasikeičia, kitas ilsisi, kitas budėjimą daro. Taip ir buriuotojų smegenys absoliučiai niekados neįsijungia, visą laiką kontroliuojami yra garsai. Yra laivui įprastas garsų fonas,
ir jeigu tik tai suveikia kokio nors prietaiso, tarkim, sirena, prietaisai reiškia budėjimą daro, tai ir daras, aisas, ir tada atsibundi iš karto. Arba jeigu kažkoks kitas neįprastas garsas atsitinka, tada irgi atsibundi ir eini žiūrėti, kas ten vyksta. Va, tas valandos intervalas, ką aš miegu, tai jisai biškai kitoks negu kranto miegas yra. Laive iš karto krenti ir pasineri į tą gilaus miego fazę labai greitai, nes pradedi rėžti tokius labai aiškus sapnų siužetus. Va. Nėra to tokio kranto, reiškia, kol užmigsi tenais, mintys visokius ir taip toliau, ne, kritai išsijungiai ir taip pat dar suspėjai gauti 14 galbūt minučių va to vadinamo REM miego, kai jau nieko nebesapnuoji, smegenys iš tikrųjų ilsisi. Ir va tai per naktį aš gaunu kažkur tai 5 valandas to tokio intervalinio miego ir paskui dieną dar prisiduriu kokias 3-4 valandas ir organizmas pilniausiai atsistato ir nuotaika, ir kondicija, viskas yra labai gerai tada. Tačiau būtina sąlyga tokiam miegui, tai kad būtum toli nuo krantų, toli nuo laivybos linijų ir kad laive būtų patikimi aplinkos stebėjimo prietaisai. Tai geras radaras su saugos sektoriais ir automatinė laivo identifikavimo sistema. Ir žinoma racija 16 kanale. Pasaka. Machi. Arba dorada dar vadinama. Labai graži žuvis, sako, labai skani. Ir graži labai. Atsiprašau, bet paleist negalėsiu. Paskui naujienos pradėjo vystytis labai dinamiškai. Apie artėjantį cikloną aš žinojau ir aš turėjau netgi planą, kaip juo pasinaudoti. Čia rodiklė pažymėta laivo pozicija tuo metu ir ten pagal prognozijas turėjo būti 15, nu maksimum 18 mazgų vėjo. Ir planas buvo pasinaudoti ciklonu kaip akceleratoriumi tam, kad peršokti arčiau šiaurinio vėjo zonos, kuri pastoviai yra arčiau kranto. Tačiau realybėje ciklono centras buvo žymiai arčiau laivo ir vėjai galbūt dvigubai stipresni negu prognozuota ir ciklonas mane priplojo kaip musę. Tai ką, skraido viskas. Nuplėšė skydelį. Meluoja, reikės prisekti. Bet žodžiu, iš turmo papuolėm konkretų, tai nėra prasmės čia nei dizelį deginti, nei vargti, bandant išvairuoti jį. Reikia tokį dalyką paprasčiausiai išlaukti. Tai Grotė turi 3 rifus. Vėjo vairas bando kažką tai dar kryptį palaikyti kažkokią tai. Ir žodžiu, kur nuneš ten, svarbu, kad neneša mūsų į krantą, neneša į laivybos linijas. Ir kiek trūksta štormus, tiek pakentėsim, kiek palauksim. Paskui plauksim toliau. Tai va, tai tiek kol kas. Tai va, o sekantis siužetas bus apie baimę.
Jūs pamatysite, kaip atrodo baimė štormo metu. Tuo metu išsigąsti jau buvo ko, nes bangos, jos buvo apie 4 metrų, kas savaime nėra baisiai daug, bet jos pasidarė tokios netvarkingos ir prasidėjo lūžinėjančių bangų pasitaikyti vis dažniau. Ir matomai tada, kai banga prieš lūžtant, reiškia, yra pačiam savo apogėjui. Ir jeigu jinai tuo metu būdavo netoli laivo, jinai trenkdavo į laivą su tokia galinga jėga, kad barškėjo, tarškėjo viskas, kiekvienas grindų skydas, kiekviena pertvara davė tokių daug naujų garsų, visko aš ten prisiklausiau tada. Ir ko gero ir pats dantim klaktelėdavau tuo smūgio metu. Aš buvau įsitikinęs, kad kažkas tikrai gali nulūžti. Ir su adrenalino gamyba mano organizme yra viskas gerai. Ir tas adrenalinas man tiesiog neleidžia sėdėti vietoje, aš būtinai turiu kažką tai daryti, kažką tai veikti. Ir plus tas kalbėjimas štampais tokiais, stiebas aukštyn, kyli žemyn, lala. Jisai kaip savipagalba psichologinė, kažkokia bandyma suvaldyti savo emocijas. Tai pažiūrim. Tai va, turim štormo situaciją ir gana rimtas jisai. Aš susiruošiau Fiorentino plaukiojantį inkarą, o tam žalia maiše plaukiojantis inkaras yra ir jo plūdė su šiek tiek virvės plaukiojančios. Šičia yra apie 100 metrų stiprios tokios virvės, kurie jungs inkarą su tą parašiutą, reiškia, su laivu. Ir dėl viso ko pasiruošiau dar šitos virvės. Jeigu reikės prailginti tą plūdės virvę, nes ją norėsiu vis tiek prie laivo prisitvirtinti, nes paskui labai sunkiai ištraukti bus tą inkarą. Tai va, vėjo daug, banga įsisiūbavo tikrai labai didelė. Kaip visada nufilmuoti, aišku, čia nieko nepavyks, bet laikas nuo laiko bando vis paguldyti ant šono su įvairiais niuansais. Žodžiu, pro langą vis pasižiūriu. Stiebas yra, reiškia viskas gerai. Vantai visi tvarkoja, viskas gerai. Kylės apačioj. Įgula tai yra aš viduj, o vanduo išorėje. Reiškia viskas kaip ir gerai. Tai va, pasižiūrėjau į tas nueinančias bangas, lytai nieko baisaus, aš ten tokio kaip ir nepamačiau. Bangos, vėjas pučia vietomis. Gūsiuose mačiau 34 mazgus, bet dabar taip 28, 27 yra, tai galbūt biškelį išsikvėps. Ir kol kas nemetu aš to inkaro, žiūrėsim kaip čia bus. Aišku, toli nuneš labai, dreifas bus didžiulis, nes dabar varo momentais po 3 mazgus duoda, reiškia vien tik tai stiebas ir korpusas tokį būringumą turi, kad taip stipriai mus neša. Tai nuneš ten kažkur tai, kur pasikelsim burės ir plauksim ten, kur mums reikia, prie žemynų. Va, tam šone dabar yra žemynas. Ir nuo žemynų įsivaizduoja toks vėjas ir tokios bangos pareina. Na, aišku, mes toli dabar esam nuo žemės, apie 200 jūrmilių. Bet ten, kur man reikėjo plaukti, va tokia pekla prasidėjo ir jokie prediktvindai to nerodė. Labai keista. Reiškia, greičiau gal baigsis. Gal porą dienų užteks. Tikiuosi. Opa. Tai va, kavos pasidariau. Starlinkas dirbti nenori, kai taip supa. Tai tiek žinių, reiškia, kol kas bandysim taip štormuoti. Krisiu aš ir miegosiu tikriausiai vatinais į tą kampą. Nėra ko čia stipinėti po tą kajutę. Tai ir jums geros dienos ir iki. Nu va, ir tai buvo dar vienas pirmas kartas šioje kelionėje. Pirmą kartą per visą mano buriavimo biografiją aš labai rimtai svarsčiau, kad man gali tekti palikti laivą. Ir
kai plauki vienas, tie dalykai kažkaip planuojasi kitaip, negu kad tu turėtume įgulą laive. Tarkim, situacija. Laivui pažeista vairo plunksna ir per balerį leidžiamas į vidų vanduo. Tai kai turi įgulą, tai vienas ar du įgulos nariai gali bandyti užtaisyti tą vandens patekimą. Kitas žmogus kažkuris gali būti pasiruošęs nuleisti plaustą, dar kažkas kitas gali surinkinėti tuo metu visus dokumentus ar pasirūpinti avarinį krepšį, kad būtų po ranka susidėti visus epirbus. Bet kai tu esi vienas, tu labai greitai suvoki, kad vienu metu tu gali daryti tik tai vieną darbą. Reiškia, kažkurie darbai turi būti padaryti iš anksto. Tai ir aš pasiruošiau savo avarinį krepšį ir papildomai dar susidėjau vieną sauskrepšį su reikalingais, kaip man atrodė, daiktais. Prisikišau kišenės įvairių dalykų dar šturmės, nes yra dalykai, kuriuos reikia turėti ne kažkur krepšyje, o šalia savęs. Tai pasižiūrim, kas tenais tie per dalykai, kuriuos aš ruošiausi pasimti paliekant laivą. Tai tiek maždaug tos mantos gavosi, kurią buvau susiruošęs atveju, jeigu tektų palikti laivą dėl kažkokių tai kritinių pažeidimų štormo metu. Avarinis krepšys, jame visą laiką yra pas mane įdėtas butelis vandens, plaukiojantis inkaras, raketos, falšveriai, dūmų šaškės, ir sandari dėžutė, kurioje yra GPS-as nešiojamas, žibintuvėlis, peilis ir atsarginiai elementai GPS-ui. Čia dar tilptų dokumentai, galbūt ir mobilus telefonas, bet tuos dalykus nusprendžiau turėti šturmės kišenėse, o ne krepšyje, kurį dar neaišku, ar aš galėsiu arba suspėsiu pasiimti. Tai patikrinęs tą krepšį pamačiau, kad telpa dar vienas butelis vandens, tai tenais ir įsidėjau jį. Toliau, liko dar daug daiktų. Aišku, pagalvojau, ką aš valgysiu tenais, tai šitą dėžutę aš pripjausčiau sūdytos nugarinės ir labai skanaus azorų sūrio fermentinių. Taip pat įsidėjau 3 snikerius ir į šturmės kišenės. Šturmė jau tuo metu visiškai šlapia buvo, sunki. Liemenę aš buvau jau užsimovęs, užsisegęs. Į kišenės reikėjo įsidėti tuose zipuose, zipiniuose maišuose dokumentai, piniginė į vieną kišenę. Į vidinę kišenę buvo įdėtas telefonas ir garminas, kurį taip pat reikia dėti į maišelį, nes Inreach'as turi prastai apsaugotą maitinimo lizdą čia pačioje, kuris įmerktas į vandenį gali praleisti vandenį. Racija vandens nebijo, jinai buvo šoninė kišenėje šturmės ir taip pat užsegamoje kišenėje buvo raktai nuo namų ir peilis. Toliau, šitas epirbas buvo įdėtas į šitą kišenę maišo, užsegtas, kad neiškristų, o antrasis epirbas į sauskrepšį, ten pat laivo žurnalas, iPadas maišelyje ir maistai visi, manau. Ir porą butelių vandens dėl visako. Jau geriau tegu lieka, negu kad pritrūksta. Toks buvo mąstymas maždaug tuo metu. Maišas susivynioja, absoliučiai sandarus jisai yra. Tikrai jame nesušlaps esantys daiktai. Ir aš jį prisisegiau taip ant grūtinės prie liemenės. Viskas gavosi toks, suvažiavo į visai nemažą svorį, reiškia, dar kai užsidėjau šitą maišą priekyje,
Aš tuo metu gal ir pagalvojau, gal ir ne, tiesą pasakius, bet Solas mokymuose baseine. Aš prisimenu, kad su šlapia štorminė apranga įsirangyti į tą plaustą nebuvo taip labai paprasta. Ir liemenė trukdo, ir svoris didžiulis, reiškia, kai vandens prigėrė, tai yra šturmė. Plius dar visokių daiktų pilnos kišenės, plius dar tas maišas. Aš nežinau, kaip ten būtų buvę realiai, jeigu reiktų įlipti. Klaida, kad krepšyje avarinėme nėra vaistinėlės. Vaistinė būtinai turi būti. Mūsų laivo vaistinė yra tam sandariame lagamine Pelikano, bet jisai yra neparankus pasimti, jisai gana didelis yra ir ne faktas, kad ekstriniai situacijoje pavyktų tiek daug daiktų išgabenti iš kajutės. Lygiai taip pat ir su šitom kietomis liemenėmis, šiaip labai geras dalykas, jos yra žymiai saugesnės už tas pripučiamas, bet irgi didelis pakis ir vienam esant laive, aš abejoju, ar būtų tekę viską pasimti. Tai va, taip atrodė mano pasiruošimai, mano visa manta paruošta situacijai, kai tektų palikti laivą. Akivaizdu, kad naktį štormo metu aš buvau užmigęs, nes labai gerai atsimenu tą nuostabą atsibudus, kad kažkur dingo vėjo švilpimas vantuose. Ir po tos tylos jūra pradėjo ramintis, vėjas iš pradžių sukiojosi, o paskui nusistovėjo visai smagus brizas iš šiaurės. Tada pasikėliau bures ir buvo labai smagu buriuoti toliau. Na, pastebėsit banginio fontaną priekį. Tai va, kai banginis iškvepia, tuo fontanu tokiu, ore lieka gana nemažai drėgmės lašelių. Ir kai laivas įplaukia į tą tokį nematomą drėgmės debesį, tą aerozolį tiesiog paimti visų kūnų. Ir čia prasidėjo dar vienas šios kelionės pirmas kartas. Tai ne vien tik tai labai aiškus susitikimai su banginių šeimynomis, bet kai praplaukiau laivų kelius, likus maždaug 40 jūrmylių iki kranto, prasidėjo visiškai vanduo išsilygimo, prasidėjo dar viena pakrantės štiliaus zona ir ten vyko kažkokia tai neįtikėtina visos maisto grandinės fiesta. Matomai fitoplanktonas buvo sukilęs į paviršių, paskui jį būriai sardinių ir ančiuvių, o jau tom žuvelėmis maitinosi paskui jau ir žuvys didelės, ir žinduoliai visi įmanomi. Ir buvo tikrai įspūdingi vaizdai, kai banginio galvą tik tai pamatai ir paskui toks didžiulis kaušas iš apačios užsidaro, matyt kaip uždarydamas į tą savo filtrą didžiulį būrį tų žuvų. Ir tunų pulkai užspaudžia, reiškia, matomai tas sardines ar ančiuvius, ką jie tenais gaudo, presuoja tą pulką žuvelių iš apačios tunai ir vanduo tiesiog verda toje vietoje, kai tunai tą žuvis gaudo, o iš viršaus dar tą būrį kapoja, reiškia, ir paukščių pulkai. Mačiau ir didelį tuną, kuris pasirodė smalsus labai besas, bet jisai iššoko virš vandens kokius 2 metrus, reiškia, tikrai nemažiau, persivertė, jam buvo įdomu matyti, pasižiūrėti, kas čia per laivą šalia jo plaukia. Tai jis buvo tikrai kažkur taip 1,5, gal 2 metrų ilgio ir dvigubai turbūt už mane storesnis, toksai, tokia raumenų torpeda didžiulė, tokia labai įspūdingas šuolis ten buvo. Apie delfinus net nekalbu, jų buvo nuolatos, būrys po būrio tiesiog, ir jie gretinasi prie laivo, nes kai laivas pabaido ančiuvių pulkus, tai tas orientaciją praradusią žuveles labai skuba delfinai susirankioti. Mačiau taip pat ir, aš manyčiau, ten marlinas buvo didelis, nes matėsi jo 2 pelekai jam plaukiant, tai nugaros pelekai jisai virš vandens neša ir taip pat uodegos pelekas matosi, tai tarp tų pelekų buvo tikrai nemažiau kaip kokie
2,5 metro atstumas, tai aš manau, kad ten buvo iš tikrųjų didelė žuvis. 2 kartus tą dieną, ne vien tik tai jau to Ištiliaus zonoje, bet ir anksčiau dar aš sutikau po 2 orkas, kurių čia visi Atlante labai bijo, nes jos mėgsta žaisdamos apgadinti jachtas. Tai man neprireikė tų visų priemonių, ką aš tam susitikimui tokiam turiu pasiruošęs laive pas save, bet vieną kartą orkos apsuko apie laivą tokį pusę rato maždaug padarė, niekados nepriartėdamos prie laivo arčiau kaip per kokį 100 metrų. O antrą kartą, kai mačiau orkas, tai jos buvo netoli besimaitinančios banginių šeimynos ir matomai jachtai joms visiškai nerūpėjo. Tai va, tas buvo tikrai labai įspūdingas reginys, bet tą visą laiką aš turėjau vairuoti rankomis, tai man nufilmuoti kažko įdomesnio tenais pavyko labai nedaug, bet kas yra, tas yra. Sugrįžti į namais tapusį į svetingą uostą visada labai smagu. Tai va, sena mano svajonė nuburiuoti į Azorus ir parplaukti atgal į žemyną įvykdyta. Dabar man reikia didesnės svajonės. O dabar atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjote ir mes dar susitiksime Atlante.